Laba diena. Šiandien apie gyvenimo misiją, kaip tai atsispindi gimimo horoskope. Tai svarbi tema, manau, svarbiausia gyvenime. Ir misija pašaukimą rodo visa horoskopo visuma. Tačiau yra taškas, tai yra kylantis karminis mėnulio mazgas, Rahu, kuris rodo būtent evoliucinę gyvenimo užduotį, ką šita siela šitame gyvenime yra pasirinkusi išmokti. Kągi jums reikėtų pirmiausiai pasidaryti? Pirmiausiai reikėtų astrologinėje programoje susidaryti savo horoskopą, jeigu jo neturite. Įskiepis yra Astrodaiva svetainėje, jeigu jūs neturite pasidarę asmeninio horoskopo, ten nuėjus į asmeninis horoskopas, nuspaudus juostelę pagrindiniame puslapyje, galite pasidaryti savo gimimo horoskopo brėžinį, įvedę gimimo tikslų gimimo laiką. Tikslus gimimo laikas labai reikalingas būtent antrajam aspektui, tai yra Rahu pozicijai zodiako, ne zodiako ženkle, bet būste. Taigi jūs pasidarote brėžinį arba pasimate jį ir žiūrite, kurgi yra Rahu arba kylantis karminis mėnulio mazgas. Rahu ir Ketu, kylantis ir besileidžiantis karminiai mėnulio mazgai, visada yra priešais. Besileidžiantis karminis mėnulio mazgas rodo, kas šitame gyvenime yra išsiugdyta, kas yra atsinešta kaip įdirbis, į kurio nereikia numesti, jį reikia irgi atsiremti ir naudoti. O Rahu, kylantis karminis mėnulio mazgas, rodo, kur link reikia judėti, ką prasminga ugdytis. Taigi, pasižiūrėkite, kur Rahu yra zodiako ženkle, kokiam zodiako ženkle atsiduria ir kokiame atsiduria būtent gimimo horoskopo būste. Taigi, pirmiausiai pakalbėsiu apie Rahu padėtį zodiako ženkle. Padėtis Rahu zodiako ženkle rodo, kokią charakterio savybę ši siela įsikūnija šitame gyvenime, išsikėlus savo užduotį išsiugdyti. Jinai gali turėti tą savybę, labai išsiugdžius, gali nelabai. Ne tai yra esmė. Rahu rodo, ką jinai pasirinkusi arba tęsti ugdyti, ar stiprinti, ar pradėti ugdyti, kas jai yra prasminga, kokia yra ta gyvenimo pamoka charakterio lygmenyje, esminė užduotis. Taigi, jeigu Rahu yra Avine, vadinasi, kaip esminė savybė išsikelta išsiugdyti, kurią prasminga išsiugdyti, yra drąsa, savarankumas. Ir matau, kad tokių žmonių gyvenime, net jeigu nenori ugdytis, tai gyvenimas taip klosto, kad formuojasi aplinkybės, kurie norom, nenorom turi ugdytis drąsą ir savarankumą, neišeina kažkaip pasitikėti kitais ir reikia daryti patiem. Tai geriau pačiam susivokti ir pačiam tai daryti, nelaukiant, kol, sakyti, dvasia privers. Jeigu Rahu yra Jautyje, vadinasi, užduotis yra išsiugdyti stabilumą, fundamentalumą, praktiškumą tam tikrą prasme, kad žmogus jau moka rizikuoti, bet dabar reikia išmokti elgtis metodiškai, saugiai, žingsnis po žingsnio, sukaupti ir gerąsias savybės, ir materialias gerybės. Tai yra mokytis praktiškumo, fundamentalumo, to ėjimo žingsnis po žingsnio. Jeigu Rahu yra dvyniuose, jau būta galbūt dideliu kažkokiu tai vedliu, mokytojų, guru, o dabar sielos užduotis rinkti informaciją, mokytis, būti mokiniu ir kartu švietėju, domėtis, išmokti labai paprastai bendrauti, nesureikšminant savęs, tiesiog komunikuojant su visais vienodai ir kartu susirenkant informaciją ir ją skleidžiant. Jeigu Rahu yra Vėžyje, jau išsiugdyta tvirtybė, strategija ir šiame gyvenime yra svarbu ugdyti švelnumą, takumą ir geriau suvokti psichologijos dalykus. Kad jau strategas buvęs praeityje išsiugdyta. Dabar reikia tapti psichologu ir įgyti to tokio švelnumo, takumo, galbūt ir tokio tam tikro motiniškumo ar šeiminiškumo
Priklausomai jau čia nuo būsto reikia žiūrėti, ar tai labai svarbu šeima, ar tiesiog takumą, švelnumą ugdytis visose srityse. Toliau liūtė, jeigu yra kylantis karminis mazgas, tai labai svarbu ugdyti džiugumą, leidimas savo būti džiugiu kūrėju. Kad žmogus jau buvęs komandoje, jis galbūt buvęs tyrinėtojas, koks ar mokslininkas, tyrėjas, dabar svarbu įsiugdyti tą tokį džiaugsmą, kūrybingumą ir leidimą sukurti, galbūt ir lyderio savybės, nesislepiant už kitų, o leidžiant savo, va štai aš kuriu, aš kūrėjas, kuriu ir džiaugiuosi ir dovanoju pasauliui. Jeigu Rahu yra mergelėje, labai svarbu išsiugdyti kruopštumą ir pareigingumą. Čia jau tas toks subtilumas, romantika, meniškumas ar dvasingumas įsiugdyti tame etape. Vėlgi, aš nekalbu apie absoliutą kažkokią amžinybėje. Čia yra šio gyvenimo uždaviniai tam tikroje distancijoje. Taigi, mergelė labai svarbu rūpestingumas, kruopštumas ir praktiškumas tam tikra prasme. Irgi matau per tuos 30 savo astrologinio darbo praktikos metų, kad kartais būna, norėtų kurti menus ir panašiai, ir atrodo yra įdirbė ir duotybės, bet kylantis karminis mazgas mergelėje sako, taip, jau buvai priskraidėjai padebesiais menuose ar dvasiniuose dalykuose, eik dabar į praktinius, atnešk į gyvenimą, ateik konkrečias paslaugas. Svarstyklėse, jeigu yra Rahu, jaučia žmogus įgijęs tokio ir savarankumo, ir drąsos, ir gal kategoriškumo, dabar reikia mokytis diplomatijos, pusiausvyros, harmonijos, susiderinti su kitais, bendradarbiauti. Jeigu kylantis karminis mazgas Skorpione, reikia mokytis, toks, sakyčiau, nindzės kelias. Mokytis rizikos, išdrįsti eiti į riziką. Ir jeigu labai norės tą asmenybę šiame gyvenime tik tai saugiai, ramiai gyventi, tai yra jau ketų pozicija, jautyje šiuo atveju. Visada priešais yra Rahu ir ketų. Reikštų eiti atgal, degraduoti. Čia jau išmoko sukaupti, stabiliai, saugiai gyventi. Dabar laikas išmokti eiti į riziką ir suvaldyti tą riziką. Taip pat labai gerai irgi mokytis dirbti su energijomis, ne tik su materija, su daiktais, pinigais, finansais, bet ir su energijomis, suvokiant, kad iš energijos viskas kyla. Pirma dvasia, energija, paskui jinai nusileidžia į materiją. Tai yra, apibendrinus būtų galima pasakyti, išeiti iš komforto zonos, išdrįsti ir mokytis tai padaryti, suvaldyti. Toliau, jeigu kylantis karminis mazgas Rahu yra šaulyje, vadinasi, reikia mokytis tikėjimo. Tikėjimo, pasaulio prasmingumo, optimizmo ir to tokio plėsti akiratį, nenurimti, augti, tas siekis, kad aš noriu pažinti, augti, keliauti, patirti. Tokiem žmonėm labai svarbus yra ir mokymai, ir mokytojas, arba užsienis, kelionės, nes tai plečia akiratį. Jeigu yra kylantis karminis mazgas ožiaragija, vadinasi, išsikeltas tikslas išmokti tvirtybės, išsiugdyti tvirtybę. Ir vėlgi, kaip matau, su kylančiais karminiais mazgais Skorpione ir ožiaragija dažnai būna tokie ne iš lengviausių gyvenimų, ne ant sofos ir ne ant minkštų pagalvėlių, bet toks gali klausti, o kodėl man taip yra. O jaučiasi, kad siela pasirinko šiuo atveju ožiaragį išmokti tvirtybės, užsigrūdinti. Na ir neužsigrūdinsi, jeigu nėra kažkokių tai išbandymų kliučių, bet labai prasmingai jas nugalėti, įsiugdyti strategiją, pasiekti aukštumas, tas ir ambicingumas pasiekti savo tikslą, tai labai svarbu. O jau švelnus takus žmogus moka būti ir gali būti, bet ne tai išsikelti kaip esminį uždavinį. Toliau vandenyje, tai yra laisvės ir neprisirišimo kelias, tai yra išmokti, jau moka mylėti, jau moka prisirišti, jau moka save sureikšminti kaip kūrėją. Dabar ateina laikas suvokti, kad nei čia kas tau labai priklauso, nei prie ko nors čia tu labai prisiriši ir eik į laisvę, tai visada turėsi su savimi. Ir vėlgi pasikartosiu, jeigu žmogus nenori pats, asmenybė bijo, siela pasirinko, asmenybė bijo, galbūt kartais nori komforto, ar bijo, ar tingi, ar dar kokios priežastys, ar visuomenės programos veikia, kad pagal visuomenės standartus nori gyventi. Bet su siela nepasiginčysi. Kai jinai
kai siela jaučia, kad nutolta nuo jos pasirinkimų šitam gyvenimui, nuo jos planų ir pasinerta arba į tos socialinius tik tai standartus, kas yra laimė, tada siela atsitraukia. Ir manau, kad tai viena iš priežasčių, kodėl tiek daug depresijų yra. Tai dvasiškai kalbant, tai yra sielos atsitraukimas. Jinai šalinasi nuo gyvenimo, nes jisai darosi nebeįdomus ir neprasmingas. Jinai jaučiasi tarytum šiek tiek apgauta, kad jinai atnėrė čia, o štai dabar asmenybė sugrojo, aš noriu to, aš noriu ano, nes taip yra atseit gerai. Bet juk žmogus yra ne tik asmenybė, tai yra ir siela, ir dvasia. Taip, matau klausimą, ar bus įrašas, taip, įrašas bus. Taigi, ir žuvyse kylantis karminis mazgas Rahu taip pat jisai nukreipia į tam tikrą prasme neprisirišimą, arba bent jau mažesnį prisirišimą prie materijos, į dvasingumo ugdymąsi, nes čia jau besileidžiantis mergelėje, čia jau išmokta rutinoje būti, atlikti pareigas, rūpintis darbais, reikalais ir savo ten aplinką, socialiniais tokiais uždaviniais, pareigomis. O čia žuvyse kylantis, kad vis dėlto tu esi dvasia, o neužsisukai voverė per daug rutinoje, tu nesi voverė rate, išlipk iš to rato ir įsiklausyk į dvasią. Arba tai gali būti labai gerai kūrėjo, romantinio, įkvėpto kūrėjo tokia pozicija, kuris gal, bet mergelė daugiau yra amatininkas, teigiama prasme, gerai, amatininkas nėra blogai, tai yra profesionaliai atliekantis, pagaminantis daiktą. Bet čia jau yra įėjimas iš amatininko karmos į kūrėjo menininko. Taigi tokios pozicijos zodiako ženkluose. Ir dabar būstuose. Būstuose, kaip minėjau, yra nebe charakterio lygmenyje, nors susisieja. Horoskopas yra visuma, jinai susisiekiantys indai, zodiako ženklai ir būstai. Bet vis dėlto, kad suprasti ir nebūtų tokio pasimetimo, tiesiog sakau ir supaprastintai iš principo. Taigi, būste rodo, kokią veiklos rytį yra palanku kultivuoti ir siela tai jaučia, aš tą matau, asmenybė ar protas gali save apsigaudinėti, kad man taip apsimoka, aš nustumsiu tuos jutimus ar kažką, bet neapgausi sielos, jinai tiesiog žmogus darosi nelaimingas, akys užgesta, kai jis neina savo tokios misijos, tokio evoliucijos keliu, tai ką nusimačiusi siela. Taigi būstuose rodo, kokią veiklos rytį yra palanku kultivuoti, kur tai nereiškia, kad viską mesti ir eiti tik tai arba į karjerą, arba tik į šeimą, arba ten į pinigų uždirbimą, bet vis dėlto evoliucinė prasme svarbu padaryti žingsnį įvaldant tą sritį ir skirti gyvenime tam ne tik tai kažkuriuo vienu laikotarpiu, bet visame gyvenime. Tai yra, kad štai čia prasminga, čia mokykis, čia daryk žingsnelį į priekį, tada tarytum įsiprasmina. O kaip tai seksis, kiek tai žmogus pasieks tos realizacijos, tai priklauso ir to, kaip planetos, ar jos palaiko, ar ne, ar ten yra tame būste jų, ar jos yra kituose. Bet kokiu atveju, jeigu net tame būste nebūtų nė vienos planetos, vis tiek tai yra svarbus uždavinys, tai kultivuoti tas rytį. Nesvarbu, jeigu išorėje nesimato rezultatų, čia nėra tikslas ar esmė rezultatai, kad ten man medalį ar prizą išrašys ar pripažins geriausiu. Čia yra svarbu mokytis, įvaldyti tai, daryti žingsnį į priekį. Taigi, pirmame būste, kai yra Rahu, yra labai svarbu išsiugdyti savarankumą ir eiti savo keliu. Tai nereiškia, kad negali būti partnerystės, bet nereikia jos pernelyg sureikšminti. Tokiu atveju net ir saugiau ir didesnė tikimybė turėti sėkmingą partnerystę, jeigu žmogus jos pernelyg nesureikšmins per įsikabinimą į partnerį ir tarytum slėpimas už jo nugaros. Antrame būste, jeigu yra Rahu, labai svarbu susikurti fundamentą. Vienas iš tokių dalykų yra taip ir pasirūpinti uždarbiu ir susikurti savo tokį stabilų būties pagrindą pačiam. Toliau trečiame būste
labai svarbu rūpinti savo artimąją aplinką. Čia dėmesys. Ne kažkur toli žvalgytis, bet ten, kur gyvenu, ten, kur būnu. Bendravimas su kaimynais, su broliais, su seserimis. Paprastai taip ir prieinamai bendrauti, taip pat tarpininkauti, šviesti, bet nesureikšminant savęs, o kaip lygus su lygiais. Ketvirtame būste yra, jeigu kylantis karminis mazgas, labai svarbi šeima. Vis dėlto čia reikia skirti dėmesio. Jeigu tik tai būtų įnikimas į karjerą, ką irgi esu mačius ne kartą, gali būti gyvenimo tiesiog stabdoma, kad pernelyg sureikšmino karjerą, pernelyg apleido šeimą. Ir išmušė karjerą arba sveikatą, kur sėdi namuose, žiūri į sieną ir galvoja, tada turi ir į save giliau pasinerti. Ketvirtas būstas taip pat yra ir įsigilinimo į savo šaknis, į savo savastį būstas, o ne tik ėjimo į viešumą, į tas viršukalnes karjeros pasiekimų socialinių. Penktame būste yra labai svarbi kūrėjo misija. Čia netgi jeigu žmogui, arba žaidėjo, netgi jeigu jis nenori dirbti, jis nori žaisti, jis nori kurti. Tam tikrą prasme sielai tai reikia suvokti, įvaldyti ir tokiam žmogui tai nėra blogai, aišku, geriau daryti tai harmoningai, nekenkiant pasaulio, o kaip tik atnešant kūrybą, bet čia įvairių švenčių organizavimas, arba darbas su vaikais, arba kokių žaidimų, arba kad ir kompiuterinių ar nekompiuterinių kūrimas, arba laisvalaikio veiklos organizavimas labai gerai ir jam pačiam jisai nuolat šventėje būna ir jam yra prasminga sukurti šventę kitiems. Šeštame būste labai svarbu tarnystė, tai yra darbas, tarnyba, būtent realizuoti save per tai, kuo aš galiu padėti kitiem, kuo aš dirbti paslaugų sferoje, suteikiant paslaugas, padedant žmonėm praktiškai kasdienoje. Na ir taip pat labai svarbus šeštame būste kylančio karminiu mazgu yra sveikatingumas, pasirinkti sveiką gyvenimo būdą, nes kitaip tada bus rūpinimasis ligomis. Na, medikų irgi gerai būtų tokia pozicija. Septintame būste, kai yra kylantis karminis mazgas, yra partnerystės kelias, tai yra sritis partnerystė, kurią labai svarbu įvaldyti ir santuokinę, ir darbe, dalykinę, išmokti bendradarbiauti, išmokti daryti kartu, nors ir atrodytų, kad galbūt man vienam lengviau būtų padaryti, bet labai svarbu išmokti susiderinti, gyventi ir dirbti tandeme. Aštuntame būste, būtent ekstremalių situacijų būste, išeiti iš komforto zonos, neužsisėdėti jame, tai čia gerai labai būti ir eiti į verslą, ar į ezoterikos dalykus, netgi jeigu žmogus labai domisi seksu ir jam tai svarbi gyvenimo sritis, evoliucinė prasme jam tai svarbu yra suvokti, kadangi tai yra susiję taip pat su aštuntu būstu, su intensyviomis energijomis, darbo energijų lygmenyje, kas yra ezoterika, o seksualiniai santykiai yra tiesiog labai intensyvus apsimainimas energijomis. Ir tai yra aštunto būsto tema. Taip pat, kaip minėjau, verslas arba mokesčiai, kreditai ir tokios panašios, tokios rizikingos ir daugeliui nelabai malonios rytis, nes nešančios nemažas įtampas. Tai tokiam žmogui pats tas. Arba gelbėtojo misija. Eiti į ekstremumą, gelbėti kitus, labai gera ir pačiam karma, ir išmokti savo pamokas ir kartu padėti kitiem. Devintame būste kylantis karminis mazgas, tai yra keliautojo ar dvasinio vedlio misija tokiam žmogui labai svarbu suvokti būties dėsnius, tobulėti pačiam, surasti mokytoją, keliauti ir pačiam tapti mokytojus, perprasti dvasinius dalykus, dvasinius dėsnius, ir apskritai aukštasis mokslas yra labai gerai arba akademinė veikla. 10 būste viršininko pozicija, išmokti būti strategu, viršininku, vadovu, praktiniu vadovu, kuris prisima atsakomybę, įsikelia tikslus ir padaro iki galo. 11 būste bendruomenės, kolektyvai, komandos, visuomeninė veikla, draugai, štai šitas rytis labai svarbi. Ir 12 būste yra tokia vienišiaus pozicija. Nesvarbu, ar tai būtų netgi gausioje šeimoje, kaip kartais būna, bet labai svarbu nebijoti vienatvės, atrasti ją ir toje tyloje išgirsti savo dvasią, skirti laiko dvasiniam praktikom arba labdarai, su kuo ir susijęs 12 būstas taip pat. Taigi, tokios pozicijos yra Rahu zodiako ženkluose ir būstuose. Tikiuosi, jums padės geriau suprasti save, savo evoliucinį kelią, sielos pasirinkimus.